Danai, išskrendi tik dabar į Singapūrą tiesiai, kai tavo komandos draugai jau treniravosi ir aklimatizavosi. Kaip manai, kaip tau sudėtinga bus aklimatizuotis tenai? Nežinau, šiaip man Azijai nebūna lengva aklimatizuotis, bet manau, padarysim, ką galima geriausia, nes dabar svarbiausia, kad aš jau tiesiog skrendu ir galiu skristi, tai manau, kad bus gerai ir padarysiu pats, ką galiu geriausiai. Komanda iškart skris dar šiek tiek vėliau, bet tos 5 valandas gal nebus taip labai baisu ir išeisiu dirbti. O kaip jautiesi po antibiotikų serijos? Ta savaitė, kol gėriau, nebuvo gerai, bet dabar liktai kūnas vėl grįžta į savo tą tokią, sakykim, pradinę padėtį, tai bus matyti. Šiaip pakankamai gerai jaučiuosi ir bus įdomu žiūrėti. Kiek galėjai treniruotis per visą savo tą, tarkim, traumą nelemtą? Realiai, kai buvo išpūliavę, tik tai porą dienų gal neplaukiau. Po to, kad ir vis tiek buvo žandas išsipūtęs, vis tiek plaukiau, nes negaliu prarasti vandens pojūčio, tai stengiausi, ką galėjau ir tiesiog bandžiau treniruotis. Šiek tiek ramiau viską dariau, bet kaip išėjo, taip išėjo. Plauksi 2 distancijas Singapūrė, 100 ir 200 metrų. Kurią labiau pasirinktum, kuri tau malonesnė? Tai 200, manau. 100, kadangi bus pirmesnė, tai sakykim, grynai bus ant pajutimo, pasižiūrėsim, kaip jaučiamės, o jau 200 dėsim visas viltis, tai bus matyti.